Labas rytas. Iš miesto Santander. Na ką, prasideda 37 km kelionė iki sekančio stopo. Tai ką, brangieji, laikom kumščius už tas kojas ir važiuojam. Pagal orą, tai toks vaizdas, kad mes ne link vasaros einam, o atgal į žiemą grįžtam. Su kiekvieną dieną vis šalčiau ir šalčiau. Tai va, kaip matot, tikslas yra už 36,5 berods kilometrų į miestą Santianą. Ten yra labai nuostabi albergė su labai gražiais vaizdais ir svarbiausia su geru internetu, kurio čia paskutinę savaitę žiauriai trūko. Iš keletos dienų bus jau 2 savaitės, kaip vyksta mano šita kelionė. Po truputį įprantu nebekreipti žmonių reakcijas, kai telefonas yra prieš mano veidą beeinant. Tai čia kol kas viskas gerai. 36,5 nuo starto, kur mes šiandien pradėjom, gaunasi beveik 38 km iki Santiano. Tai yra ilgiausia kada nors trukusi diena su daugiausiai kilometrų. Tai dabar sakau, svarbiausias dalykas - laikyti kojas, o visą kitą išgyvena. Po truputį paliekam Santander miestą. Tai yra antrasis didelis miestas, pirmasis buvo Bilbao, dabar Santanderis. Labai nemėgstu didelių miestų, nes labai sunku susiorientuoti, kur judėti, kad judėti teisingų kryptim. Ir šiaip labai jaučiasi ir ant kainų. Didelis miestas yra brangus miestas. Aš noriu į mažą miestą. Jisai brangus būna įspūdžiais, o ne kaina. Keliaujam. Po geros valandos pavyko pabėgti iš Santander miesto. Ir toliau keliaujam į Peña Castillo. Keliaujam. Taigi, pirmieji 7 km įveikti. Visgi diena eina į gerą pusę. Oras gražėja. To reikės lipti iš striukės. Durnai padariau, kad kelnė šiandien buvau įsidėjęs, bet ryte buvo šalta. Taip, taigi pirmieji 7 km įveikti, judam tolyn. Nuotaika super, kojos laiko super, viskas yra super. Tik jau truputį per šilta su striukė. Tai striukė to nuslinksiu. Ir jeigu kyla klausimas, kodėl aš visur su vienu megztiniu, tai yra tik vienintelė priežastis, kad labai ribojau svorį tašėje. Yra daug lengviau paimti, įsiskalbti, įdėti džiovyklę, įsidžiovinti, negu kad ant savo nugaros tempti dar papildomus kelis kilogramus.
Nes ir taip kuprinė sveria apie 11-12 kg. Ir jinai vis pasunkėja kažkodėl, nežinau. Dasideda vis tiek, vanduo dasideda maistas, bet kartais jau kai kuriuos daiktus norisi kažkur paimti ir netyčia taip pamiršti. Na ir dar, labai man patinka keltis anksti, startuoti dar prieš 8 valandą ryto, kol nėra taip šilta, tai jau yra pliusas. Ir kad aš turėčiau ilgą dieną, per kurią aš galiu pasidaryti savo pertraukėlės, nes rekomendacijos yra turėti po minimalią pertrauką kas 2 valandas. 2 valandos tai yra maždaug 10 km. Aišku, priklauso nuo aukščių, į kokius tu lipi, nuo kur nulipinėjai, nes nulipant jau yra beprotiškas skausmas kelėnėse. Į kalną lipti yra lengviau negu nuo jo nulipti. Bet pasidaryti kas 2 valandas pertraukėlės, per kurias kažką įsimesti į skrandį. Aišku, vanduo visą laiką turi būti šalia, tam nereikia laukti 2 valandų, bet vėl, kad kas 2 valandas truputį restartint patį save ir tada nesijauti toks didelis nuovargis, jeigu per dieną tenka nueiti, kad ir va tos 33-34 turbūt buvo daugiausiai pas mus dabar, tai to nuovargio tokio didelio nesijaučia, kai tu darai trumpas pertraukas, bet jos yra dažnas. Tai vat, keliaujam toliau ir už kelių kilometrų bus ta vadinamoji mano pirmoji pertraukėlė. Aš tik beeidamas šitą kelią supratau, kad asfaltas tokiam ėjimui yra pats baisiausias paviršius. Geriausia yra eiti miško takais, nes tuomet tu net muši padų, eini minkštu taku ir tai tikrai padeda kojom, ne taip skauda jas ir tai yra daug geriau negu kad eiti vat asfaltų plytelėm. Oi, ne. Nors dabar, kiek jau teko pasinagrinėti žemėlapį, tai viskas, kas liko man nueiti, tai va to apie 540 km, tai visas tas žygiavimas ir bus pagrindė asfaltų, tai kankinsim kojas, kankinsim. Vakar leidom dieną čia, tiksliau atėjom iki čia, tenai tolyn, lieka Santiago de Compostela, o visa pradžia buvo pradėta čia, Irún mieste. Tai padaryta jau yra tikrai nemažai. Ir ką dar vakar panašu papasakot, kad einant šiuo keliu gauni piligrimo pasą ir tam pasirenki štampus, užrašo datą, kada tu ten pasiekei tą miestelį, ar tiesiog kada tau uždėjo štampą. Ir surinkęs tuos štampus, jau pasiekęs Santiago de Compostela, tu gauni sertifikatą. Tas sertifikatas patvirtina tai, kad tu nuėjai šį kelią, kad niekur nesukčiavai, nevažiavai niekur autobusu arba nesinaudojai taksi paslaugom ir savo kojom įveikiai Camino del Norte. Tau mojuos iš toli beržynėliai žali.
Tada nuo kilometrų iš proto pradedama kraustytis. Važiuojam tolyn. Einam tiksliau, nevažiuojam. Jokių taksų. Kaip ir minėjau, Ispanija leidžia pasidžiaugti gerais asfaltuotais keliais. Greičiau į mišką. Ką tik sveikai užkandau čipsų ir paleidau savo draugus čyterius. Jie pasirinko nukirsti 7 kilometrus traukinio pagalba. Nu, aišku, kiekvieno pasirinkimo reikalas. Man tie 7 kilometrai šiandien nulems rekordinį kilometrų skaičių per visas šitas 11 jau dienų. 11 dienos. Jo, 11. Tai aš jaučiuosi gerai, nesu pavargęs kol kas. Dabar jau turim 14 kilometrų. Nu, varom. Dar iki pusės trūksta. Dar truputį trūksta. Ką tik praėjau miestelį labai bauginančiu pavadinimu Bū. Nu, bet truputį tai kalnuota. Nebuvo jau tai baisu. Tai va, keliam toliau 15-16 kilometrų. Va, taip. Po truputį tikrai pavyks šiandien pasiekti tikslą, kuris yra 37 kilometrai kablis 8 kažkur. Ir pavadinimas miestelio Santillana. Tai nekantraudamas skubu tenai. Einu šalia greitkelio. Fūros mašinos kelia vėją, truputį vėsiau, bet oras superinis. Pagaliau vėl šviečia saulė ir nebėra apniukusio dangaus, kaip buvo pastarąsias dienas, kai kiekvieną vakarą, kaip iš kibiro pildavo lietus. Tai vat, judam. Dar vieną įdomų dalyką, kurį pastebėjau, kadangi dabar einu pro bažnyčią ir yra 2 minutės iki 12 valandos skamba varpas. Nors aš kaip suprantu, turėtų skambėti lygiai 12. Tai pavyzdžiui, kituose kaimeliuose vėluodavo 2 minutėm. Arba aš kažko nesuprantu, arba pas mus visus skirtingai veikia laikrodžiai ir varpai. Bet užtat yra vienas dalykas, kurį aš labai puikiai suprantu. Gimęs šampinjonų baravykų netapsi. 3 praliotas šiandien, 3 nugrybavimas neteisingų kelių. Ir pagrindinė to priežastis yra išniokoti kelio, vadinamo mūsų to Camino del Norte kelio ženklai, kurie išsukinėti arba kažkam labai atrodo juokinga pripaišyti rodiklių į kitą pusę. Nu, bairis gal. Man jis nejuokingas. Esu per vidurį tilto. Ir ne tik tilto vidurį, bet ir
37,8 km viduryje. Žiauriai faina. Pusė padaryta per šiek tiek daugiau negu 4 valandas. Atvažiuoju mašiną, reikia trauktis. Taigi, brangieji, nestabdom. Šiandien rekordas bus. Šiandien rekordas privalo būti 37,8. Ir labai nuotaika pakelia. Tas dalykas, kai eini per miestelį ir vietiniai miestelio gyventojai kelia rankas į viršų ir sako tau buvant kaimyno. Tas palaikymas iš karto, kaip tik kvepia jėgų. Kuo arčiau finišo, to labiau nesinori, kad tai pasibaigtų. O kalbant apie finišą, viskas buvo planuota taip, kad aš nueičiau iki balandžio 19 dienos. Dabar viskas gaunasi taip, kad jeigu kojos ir taip toliau gerai nes, balandžio 14, vėliausiai 15 tikslas bus pasiektas. Reiškias, spėsiu grįžti namo ant gimtadienio. Na štai pagaliau, po keletos dienų pertraukos, nuo pečių nukrito ir džemperis. Lauke beveik 1 valanda dienos ir turim 24 laipsnių šilumos. Faina. Superinis oras. Visko, kas gera, negali būti daug. Grįžom į asfaltą. Bent kažkiek pasidžiaugiau. Man net buvo miela ta pliurzė po vakar stipraus lietaus. Gerai, tęsiam. Taip, ženklai rodo, kad viso šio kelio šiandienos iki to laukiamo rekordo liko 3 valandos 45 minutės. Tai nebėra daug. Bandom draugiškai prasilenktis. O iki artimiausio stopo liko valanda. Nu tai vat, skaitykim, kad mes turim 4 valandas ėjimo, paskutinė pertraukėlė už valandos ir tada 3 valandos non-stop žygiavimo šio Camino del Norte keliu. Ir po 4 valandų jau maždaug galėsime džiaugtis visos kelionės dienos rekordu. Tai bus, kaip ir minėjau, 37,8 kilometro per vieną dieną artėjant link Santiago de Compostela.
tikslas pasiektas. Čia kaip tik man už nugaros. Rekordas? Yra. Gerai, brangieji. Šiandien tiek iš manęs. Susimatom rytoj. Čiau.